Taigi, laba diena visiems, sveiki susirinkę į šiandienos nuotolinius elektroninių paslaugų ir dokumentų valdymo sistemų mokymus. Aš esu Domantas Laurynas, atstovauju kompanijai Insoft ir šiandien mes su jumis turėsime 2 dalių mokymus, tačiau prieš tai norėčiau paminėti keletą organizacinių dalykų. Tai pirmiausia, labai norėčiau paprašyti, jog per mokymus jūsų mikrofonai būtų išjungti ir tiesiog klausimus, kurie jums kils, pasižymėtumėte pas save gyvai ir juos tiesiog užsirašinėtumėte. Ir po to mes po pirmos mokymų dalies kartu su jumis galėsime bendrai visiems tos klausimus iškomunikuoti ir aptarti ir galbūt rasime visi bendrą sprendimą ir atsakymus jūsų klausimus. Tai kadangi išjungsime mikrofonus, vieni kitų nepertraukinėkime, kai kalbėsime, kalbėkime po vieną ir tuomet galėsime vienas kitą lengvai suprasti. Dabar norėčiau visų dar paprašyti pasididinti savo naršyklių langus tam, kad geriau matytumėte prezentuojamą turinį. Taigi viršuje dešinėje pusėje yra ikonėlė pas jūs ekrane, kurioje jūs turite pasirinkti Presentation View. Paspaudę jos, tai ikonėlė yra kvadratinė su žmogaus ikona ir rodykle. Pasirinkę Presentation View, jums bus išdidintas maksimalus langas galimas ekrano ir taip pat prašome jūsų paspausti F11 mygtuką savo naršyklėse, tai padidins ir naršyklę per visą jūsų ekraną, maksimaliai išdidins pagal rezoliuciją ir taip geriausiai matysite šiandienos skaidres ir gyvas prezentacijas. Taip pat dėl bendros informacijos jums Lietuvos savivaldybių asociacija atsiuntė registracijos anketas mokymų, kurias mes prašome jūsų užpildyti, pasirašyti, atskanuoti ir atsiųsti atgal Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl šių šiandienos mokymų. Taigi trumpai apie projektą. Tai šio projekto metu buvo suprojektuotos ir į elektroninę erdvę perkeltos 65 administracinės paslaugos. Ir jos yra ištiražuotos visose 60 Lietuvos savivaldybių. Kai kurios savivaldybės, tiksliau visos savivaldybės jau iš tikrųjų pasirinko tam tikrus parametrus paslaugų, buvo komunikuota su visais specialistais, jie galėjo arba pasirinkti parametrus iš tipizuotų, kurie buvo suderinti kartu su mūsų šio projekto 4 pilotinėmis savivaldybėmis, tai yra Širvintų, Ignalinos, Klaipėdos bei Kauno miesto savivaldybėmis. Tai šiandieninis mūsų tikslas jums yra papasakoti apie VISPą ir apie jūsų naujus dokumentų valdymo sistemos funkcionalumus. Taigi pradėkime nuo pirmosios dalies. Tai yra papasakosime jums apie VISPą, kas tai yra, kaip atrodo pareiškėjo bei institucijos specialisto, tai yra jūsų erdvė. Taigi, kaip matote šioje skaidrėje, tai VISPas susideda iš 2 dalių pagrindinių, tai yra viešosios erdvės bei institucijos erdvės. Paslaugų gavėjai, dar kitaip interesantai, gali pateikti prašymą per viešąją erdvę, o institucijos specialistai, paslaugų tikėjai, tai esate jūs, atsakymą interesantui galėsite pateikti 2 būdais. Tai yra per VISP institucijos erdvę arba per savo dokumentų valdymo sistemą, apie tai dar papasakosime plačiau. Taigi, kas yra tas VISPas? VISPas tai yra valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma. Kaip ir minėjau, ji yra sudaryta pagrindai iš 2 dalių, tai yra viešosios, pareiškėjų erdvės ir institucijos erdvės, kurioje jūs jau kaip specialistai galėsite dirbti. Taigi, kaip prisijungti prie VISPą? Matote čia prisijungimo langą. Taigi, institucijos specialistai jūs galėsite prie VISPO prisijungti 2 būdais. Tai yra naudojantis valstybės tarnautojo kortele ir skaitytuvu, arba naudojantis specialiai jums sugeneruotų vartotojo vardu ir slaptažodžiu, jeigu jūs neturite valstybės tarnautojo kortelės. Tuo tarpu pareiškėjai, interesantai, kurie nori gauti paslaugas, gali prisijungti naudodamėsi mobiliuoju elektroniniu parašu per banką, autentifikuodami save bei naudodami asmens tapatybės kortelę ir skaitytuvą. Taigi pakalbėkime apie pareiškėjo sritį. Taigi tik prisijungęs
interesantas arba dar kitaip pareiškėjas prie Vispo yra nukeliamas į pagrindinį langą mano kortelę. Tai mano kortelę lange jis gali pamatyti visą su užsakymais susiję informaciją, tiesiog tam tikrą, kaip galima būtų apibūdinti sugrupuotą informaciją, kiek jis yra užsakęs paslaugų, kiek jam reikia atlikti veiksmų, kiek interesantas turi sudarytų įgaliojimų ir panašiai. Taip pat gali pamatyti, ar jis yra apdraustas Sodroje, turi galimybę pažiūrėti, ar yra skolingas VMI, na ir panašiai. Taigi vienas iš svarbiausių meniu punktų yra mano paslaugos, jame interesantas gali susirasti visus užsakymus, kuriuos jis yra pateikęs savivaldybėms nagrinėti. Tie yra užsakymai skirstomi į 4 grupės, tai reikalingi atlikti veiksmai, tai šiame meniu punkte yra matomi tie prašymai, kuriems interesantas turi tam tikrų užduočių. Mano užsakytos yra tartum archyvas, kuriame interesantas gali susirasti visada, bet kada seniau, ar užsakytas jo paslaugas, kad ir kaip jos būtų įvykdytos. Kitos paslaugos yra atvaizduojamos šiame meniu punkte, tos paslaugos, kurias interesantas užsakė įgaliotas už kitą asmenį. Na ir ruošiniuose yra saugoma tiesiog prašymai, kurių pareiškėjas pildydamas tą užsakymo formą tiesiog nespėjo pabaigti pildyti ir gali pratęsti pildyti vėliau. Taigi, dar svarbu ką paminėti iš pareiškėjo srities, tai yra veikimas kito asmens vardu. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, jog viršuje visuomet yra rašomas naudotojas ir atstovaujamas asmuo. Šiuo atveju tai yra vardenis pavardenis, veikia tiesiog kaip vardenis pavardenis. Tačiau yra kelių būdų įgaliojimai. Tai pirmas iš jų yra atstovavimas pagal įstatymą, kurį matote čia. Taigi, atstovaudamas pagal įstatymą, tai šie įgaliojimai yra sudaryti automatiškai, paėmus duomenis iš gyventojų registro arba juridinių asmenų registro. Tai reiškia, jeigu interesantas yra kažkieno tėvas arba globėjas arba juridinio asmens vadovas, tai jam nereikia sudarinėti papildomų įgaliojimų, jie yra jam sudaromi automatiškai ir tiesiog jis gali pasirinkti, ką jis nori atstovauti, paspaudęs mygtuką, ir taip jam bus nurodoma, ką atstovauti. Taip pat yra ir kiti įgaliojimai, kurie yra sudaromi tarp 2 šalių, pasirašant tuos įgaliojimus elektroniniu parašu. Ir tie įgaliojimai galioja tik tam tikroms paslaugoms užsakyti, ne visoms, o tik toms, kurioms yra sudarytas įgaliojimas. Taigi pasirinkęs įgaliojimą asmenį ir paspaudęs mygtuką atstovauti, interesantas turės tokį langą, kur viršuje bus parašyta, kad tai yra jis, o atstovavimas asmuo bus paminėtas, tai yra tarkim Jonas Jonaitis, kurį jis atstovauja ir nori užsakyti jam tam tikrą paslaugą. Toliau štai galite šiame lange pamatyti, kaip iš tikrųjų atrodo tas įgaliojimas. Tai čia ir parašytas ir jo numeris, ir kas yra įgaliotas asmuo, ir kas atstovaujamasis, kokioms paslaugoms tas įgaliojimas sudarytas, ką gali daryti įgaliotas asmuo. Na ir galima parsiųsti saugiu ad hoc elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus pas save lokaliai į kompiuterį. Taip, tai pasirašymas vyksta 2 būdais, tai pasirašyti galima mobiliuoju parašu arba naudodami savo asmens tapatybės kortelę ir jo skaitytuvą ir tiesiog prisijungę prie portalo ir pasirinkę reikiamus sertifikatus, kaip pažymėta čia, paspaudžiate mygtuką pasirašyti, suvedate savo PIN kodą ir tiesiog jūs pasirašote tą įgaliojimą elektroniniu parašu. Taigi pakalbėkime apie paslaugos užsakymą. Visų pirma, jeigu mes norime užsakyti paslaugą, mes ją turime susirasti, tai tiesiog paieškoje arba pagal tam tikrus filtrus mes susirandame mums reikalingą paslaugą ir tiesiog ant jos paspaudžiame. Taigi mums yra atfiltruojama paslauga ir mes gavau iš kolegos signalą, kad truputį atsilieka vaizdas, tai mes kartai susidurime su techninėmis kliūtimis, tai padarysime trumpas pauzeles, kad prisivytų garsas ir vaizdas visus ir kad galėtume toliau kokybiškai tęsti mokymus. Taigi, susiradus paslaugą, interesantas paspaudžia mygtuką užsakyti ir tuomet jis yra nukeliamas į savivaldybės pasirinkimo langą, kur tiesiog paspaudęs ant bet kurios savivaldybės Lietuvos, čia yra tiesiog paminėtos 4 mūsų pilotinės savivaldybės, jis yra nukeliamas į paslaugos aprašą. Paslaugos apraše yra nurodoma kaina, jeigu paslauga yra mokama, kam yra skirta,
jos teisinė informacija, galbūt papildomi dokumentai, kuriuos reikia pasisiųsti, na ir visos reikalingos instrukcijos, kad interesantas teisingai galėtų užsisakyti tą paslaugą, tai jis viską gali rasti paslaugos apraše. Paslaugos aprašai, tai tuo tarpu ir pavadinimai bus atskirai derinami su kiekviena Lietuvos savivaldybė ir tie aprašai bus derinami su informacinės visuomenės plėtros komiteto specialistais. Taigi, kaip atrodo paslaugos užsakymas, tai čia galite pamatyti pirmąjį užsakymo langą. Tai paslaugos užsakymai yra suskirstyti į tam tikrus 3 žingsnius, tai yra 1, 2 ir 3 žingsnius. Ir pirmame žingsnėje dažniausiai užpildoma kritinė informacija, tai pasirenkama, koks yra paslaugos tipas, ar tai yra leidimų išdavimas, ar jo panaikinimas, ar dublikato išdavimas ir panašiai. Taip pat pirmame žingsnėje mes įvedame visus kritinius duomenis, kuriuos mes norime tikrinti informaciniuose registruose pagal paslaugos specifiką. Tai kaip tai atrodo, tai galite pamatyti šioje principinėje schemoje. Taigi pirmame žingsnėje mes įvedame tikrinamų objektų ID, tai gali būti asmens kodas, gali būti valstybinis automobilio numeris, gali būti nekilnojamo turto numeris ir panašiai. Na ir įvedus tos duomenis, paspaudus mygtuką tęsti, mes pereiname į antrą paslaugos užsakymo žingsnį ir ten pagal pateiktus duomenis mums yra pateikiama automatiškai užpildoma informacija. Tai pavyzdžiui, jeigu mes pirmame žingsnėje įvesime automobilio valstybinį numerį, tai antrame žingsnėje mes gausime apie informaciją, tarkim, markę, modelį, pagaminimo metus, na ir panašiai. Tai kiekviena informacija, kuri yra gaunama, tai ji tiesiog yra suprojektuota pagal tai, ko reikia tai specifiškai paslaugai. Tai tas ir yra gaunama. Taip pat svarbu paminėti ir kontekstinės pagalbas, jog kai kurie laukai turi kontekstinės pagalbas, kurios atrodo, kaip pažymėta nuotraukoje šioje, jos yra mėlyname fone ir jos yra išskleidžiamos, kai užvedamas kursorius tiesiog ant apskritimo prie lauko. Kontekstinėse pagalbose yra nurodomas tekstas, kuris padeda pareiškėjui lengviau užpildyti tą lauką, kad jis suprastų, ką ten reikia pildyti. Klaidų pranešimai. Būna taip, kad pildant prašymą interesantas susidurs su tam tikrom klaidom. Tai jeigu jis nurodys blogą asmens kodą ir jo neras gyventojų registre arba blogą valstybinį numerį ir panašiai, tai jis gaus klaidos pranešimą tiesiai iš portalo, kuris atrodo štai taip. Ir jame bus nurodyta priežastis, kodėl jis negalėjo pereiti į kitą žingsnį. Taip pat gali būti, kad kai kurie laukai yra privalomi, jie yra pažymėti raudona žvaigždute. Tai reiškia, kad pareiškėjas privalo būtinai užpildyti lauką, nes priešingą atveju jis nepateiks prašymo ir neužsakys paslaugos. Taigi šitaip atrodo paslaugos užsakymo informacijos kortelė, kai mes tik užsakome paslaugą ir mes turime prie kiekvienos paslaugos tokią kortelę. Jie nurodomas paslaugos pavadinimas, nurodomas kas gavėjas, kokia institucija nagrinėja tą užsakymą. Šone mes matome būklę, kad ši paslauga jau yra įvykdyta, na ir matome teikimo eigą, kas buvo daryta su šiuo užsakymu. Tai buvo užsakyta paslauga, buvo patikrinti duomenys, institucijos įvyko sprendimo priėmimas, na ir paslauga tapo įvykdyta, nes institucija priėmė teigiamą sprendimą. Tai paslaugos pranešimai. Tai svarbu paminėti, kad pranešimai yra siunčiami visais, kai kažkas vyksta tik su užsakymu, visuomet tiek pareiškėjas, tiek specialistas yra informuojami apie tai. Tai jeigu mes užsakėme paslaugą, ar liepėme apmokėti, patikslinti prašymą, ar įvykdėme, priėmėme sprendimą, teigiamą, neigiamą, ar ir įvairiais kitais atvejais, tai visuomet yra siunčiami pranešimai. Tie pranešimai visada keliauja į portalą VISPO erdvę, taip pat elektroninio pašto adresu, jeigu yra jie nurodyti, bei į e-pristatymo dėžutę. Taigi, paslaugos taip pat turi ir užduotis, tai pagrindiniai užduočių tipai yra pasirašymo, mokėjimo, tikslinimo ir specifinė. Taigi, pakalbėkime iš pradžio apie mokėjimo užduotį. Tai mokėjimo užduotis yra pareiškėjui skirta, kai jam reikia apmokėti už tą paslaugą tam tikrą sumą. Gali būti 2 tipų mokėjimai. Tai vienas tipas, kai paslaugos kaina yra žinoma iš anksto, tai sukuriama automatiškai jam ta apmokėjimo užduotis. Na ir gali būti toks paslaugos tipas, kad
Kainą turi apskaičiuoti ir nurodyti pats institucijos specialistas, tai jis padaro tiesiog per VISP erdvę. Na, o tuo tarpu interesantas gali apmokėti per VISP portalą arba pavedimu į VMI atsiskaitomąją sąskaitą. Taip pat gali būti tokiu atveju, kad pareiškėjas ras kitų būdų apmokėti už jam suteikiamą paslaugą, tarkim per Perlo terminalą arba gyvai grinaisiais pinigais valdybėje, tai tokiu atveju tą mokėjimo užduotį reikės atšaukti ir mes tą gyvai pademonstruosime, kaip tas daroma. Taigi, taip pat interesantas gali gauti ir tikslinimo užduotį iš institucijos specialisto jūsų konkrečiai ir tuomet jis gali patikslinti tik tuos laukus, kuriuos institucijos specialistas pažymė šone kaip tikslintinus. Na, taip pat yra ir komentaras įrašomas, ką reikia patikslinti prie tam tikro lauko. Taigi dabar pakalbėkime apie institucijos specialisto sritį. Taigi užsakymai. Tik prisijungęs institucijos specialistas yra nukeliamas į užsakymų kortelę ir štai čia jis gali matyti tiesiog sugrupuotą informaciją, kiek jis turi naujų užsakymų, kiek iš viso yra užsakymų, na ir kiek jam reikia atlikti užduočių. Tai reiškia, kiek jam sprendimų reikia dėl tam tikrų užsakymų priimti. Taigi nauji užsakymai. Lange yra atvaizduojami visi užsakymai, kurie yra tik pradėti, dar tiksliau, kurie yra nepradėti vykdyti visiškai, kurie tiesiog yra pateikti naujai ir dar niekas nėra priskirtas vykdyti to užsakymo. Mano užduotis meniu punkte yra išfiltruoti tie užsakymai, kurie yra skirti tik tam tikram specialistui. Taigi, jeigu Jonas Jonaitis dirbo tam tikroje savivaldybėje, tai Jonui Jonaičiui, kurie yra skirti užsakymai, tai jie atsivaizduos mano užduotis ir reiškia, kad ten jis turi atlikti tam tikrus veiksmus. Visi užsakymai, tai šiame meniu punkte yra atvaizduojami absoliutiškai visi užsakymai, tiek nauji, tiek priskirti kažkam, tiek kažkada įvykdyti ar atmesti, tai yra atvaizduojami visi užsakymai, tai tartum toks archyvas užsakymų ir galima filtruoti pagal asmens kodą, vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, netgi datą, kada galėjo būti užsakyta paslauga, na ir visus panašius kitus filtrus. Galima įsifiltruoti reikiamus užsakymus. Ruošiami užsakymai, tai šiame meniu punkte yra atvaizduojami tie užsakymai, kurie dar nepradėti, tiksliau dar nepateikti nagrinėjimui, tačiau interesantas jau užpildė prašymą, tačiau jeigu jis neatliko apmokėjimo, tai jūs negalite dar kol kas priimti sprendimo, tačiau tai yra jau atvaizduojama ruošiami užsakymai meniu skiltį ir galima pasižiūrėti, kokia informacija ateina su tam tikrų užsakymų, tačiau dar negalima priimti sprendimą, kol nebus apmokėta. Terminų indikatorius. Taigi prie kiekvieno paslaugos užsakymo galima matyti terminų indikatorių. Terminus taip pat norėčiau paminėti, jog jie buvo derinami su kiekvienu paslaugos specialistu. Kiekvienoje savivaldybėje jis galėjo pasirinkti arba tipinius paslaugos teikimo terminus, kokios pasirinko 4 pilotinės savivaldybės, arba jis galėjo internete klausimynę nurodyti savo pasirinktus parametrus bei terminus. Taigi, mėlyna spalva deganti prie paslaugos reiškia, jog praėjo dar mažiau nei 50% užduočiai skirto laiko. Geltona spalva reiškia, jog praėjo tarp 50 ir 80% užduočiai skirto laiko. Na ir raudona spalva reiškia, kad praėjo daugiau nei 80% užduočiai skirto laiko. Paslaugos būsenos pagrindinės yra 4, tai nagrinėjama būsena reiškia, kad savivaldybės specialistas šiuo metu nagrinėja užsakymą ir laukiama sprendimo. Laukiama reiškia, jog pareiškėjas turi įvykdyti prašymo patikslinimo užduotį arba apmokėjimo užduotį. Įvykdyta reiškia, kad institucija priėmė teigiamą sprendimą, na, o atmesta reiškia, kad institucija priėmė neigiamą sprendimą. Taigi pagrindinė ir įdomiausia institucijos specialisto erdvės dalis yra sprendimo priėmimo užduotis. Tai reiškia, kaipgi reikia priimti sprendimą tam tikram prašymui. Taigi, kaip ir minėjau, atsifiltravę reikiamą prašymą, tiesiog jį susiradę kažkuriame meniu punkte, jūs įeinate į paslaugos užsakymo kortelę ir tiesiog jau susipažinę su tuo pateiktų užsakymu, spaudžiate sprendimo priėmimo užduotis ir esate nukeliami į sprendimo priėmimo užduotį. Taigi, kaip matote, yra
keli sprendimo tipai, kokie gali būti. Tai jie yra nurodomi pagal paslaugos teikimo procesą, kas po kokio sprendimo gali sekti. Tai pirmasis iš sprendimų yra informavimas apie teigiamą sprendimą, kai mes tiesiog suteikiame paslaugą interesantui, mes galime įrašyti tuomet kažkokį tai tekstą tam pareiškėjui, ir prisegti papildomą dokumentą, ar tai leidimą kažkokį, ar tai dar kažkokią informaciją, kad mes jiems suteikėme tą paslaugą. Taip pat mes galime informuoti ir apie neigiamą sprendimą, tai mes tuomet galime įrašyti pranešimą, būtinai privalome įvesti priežastį, dėl ko mes priėmame neigiamą sprendimą, ir taip pat mes galime prisegti dokumentą, kuriame mes nurodome kažkokią informaciją, ir toje informacijoje tiesiog galima suprasti, dėl ko buvo priimtas neigiamas sprendimas. Tarpinis informavimas. Yra tokių paslaugų, kuriuose yra reikalingas tarpinis informavimas, kad informuoti pareiškėją, jog kažkas vyksta su jo prašymu. Tarkime, bus rengiamas specialus tarybos posėdis arba kažkoks komiteto posėdis, kuris svarstys to prašymo likimą. Tai tiesiog pasirinkus tarpinis informavimas laukelį galima įrašyti tekstą, kas bus vykdoma ir kada, ir tiesiog išsiųsti šią informaciją pareiškėjui. Tikslinimo užduotis, tai gali būti tokiu atveju, jog interesantas pateiks prašymą, tačiau padarys klaidų, tai tam, kad iš karto to prašymo pateikto neatmesti, galima tiesiog pažymėti, kurios laukus turi interesantas patikslinti, tai tą padaryti mes galime šone pažymėję laukelį, čeką vadinamą dar kitaip, ir tiesiog tą lauką galės patikslinti pats pareiškėjas. Specialistas tuo tarpu, konkretus institucijos, pats negali taisyti šių laukų. Taip pat svarbu paminėti, kad jeigu per nurodytą laiką, kurį galite nurodyti čia, tas užsakymas nebus patikslintas, tuomet bus automatiškai atmetamas užsakymas arba bus pakartotiniam nagrinėjimui atsiųstas jums dar kartą. Taigi, mokėjimo užduoties sukūrimas. Kaip liepti apmokėti, tai tiesiog sprendimo tipe mes pasirenkame informuoti apie mokėjimo sąlygas ir įrašę sumą, kurią reikia apmokėti, terminą, iki kada tą padaryti, bei pranešimą galime įrašyti, taip liepiame interesantui apmokėti tą užsakymą. Gali būti tokių atvejų, jog dirbdami, truputį atsiprašom, dėl techninių nesklandumų. Taigi, tęskime toliau. Gali būti tokių atvejų, jog dirbant Vispe jūsų kolega netyčia susirgs arba išeis atostogų ir liks neišnagrinėtų jo užsakymų. Tokiu atveju reikia iš jo perimti užduotį, tai kaip tą padaryti, tai tiesiog tam pačiame meniu punkte visi užsakymai, jūs galite susirasti pagal filtrus jūsų kolegos nagrinėjamus užsakymus ir tiesiog juos atsidarę, matysite mygtuką pačioje perimti ir tiesiog paspaudę mygtuką perimti bei nurodę priežastį, jūs perimsite jo užduotį. Taip pat apie užduoties atšaukimą, tai mes dar ir gyvai šitą pademonstruosime, tačiau svarbu paminėti, jog taip pat atsidarę prašymą ir jeigu interesantas apmokėjo kitais būdais užsakymą, tarkim grynaisiais pinigais, tai jūs susiradę jo užsakymą vis portale ir atsidarę paspausite mygtuką atšaukti ir nurodysite priežastį, kad dėl ko jūs atšaukėte, kad tarkime sumokėjo grynaisiais pinigais ir jūs tuomet automatiškai gausite sprendimo priėmimo užduotį ir galėsite priimti reikiamą sprendimą. Ši informacija yra dabar aktuali šiek tiek IT administratoriams savivaldybių, tai kai jūsų savivaldybės specialistai dirbs Visp erdvėje, jie turės būti priskirti kiekvienai paslaugai, tai reiškia, jog jeigu su asmenų skundais dirba vieni specialistai, gali būti, kad su, tarkim, leidimo laidoti išdavimo paslauga dirba kiti specialistai. Tai kiekvienai iš jų reikės priskirti tuos vadinamus tiesiog valstybės tarnautojus, kurie dirbs su konkrečiamis paslaugomis ir ką su jomis galės daryti. Tai jūs kaip administratoriai turėsite prieimą prie Visp administravimo savo savivaldybės ir tiesiog pasinaudoję paslaugų aprašų filtravimu, jūs susirasite reikiamas paslaugas ir tuomet ant jų paspaudę gausite paslaugų administravimo langą.
Ir tame lange jūs matysite specialistus, kurie gali dirbti su ją. Na ir paspaudę mygtuką, tarkim, sukurti, jūs būsite nukeliami į teisių pridėjimo langą, kur susiradę jūsų savivaldybės specialistą pagal valstybės tarnautojo kodą arba prisijungimo vartotojo vardu, galėsite jam priskirti tam tikras teises. Ką kuri teisė reiškia, tai tiesiog užvedus ant jos bus iššoks kontekstinė pagalba ir pasakys, ką ji reiškia. Tai čia tokios teisės kaip užduočių vykdymas, paslaugos užsakymas, mokėjimo administravimas ir panašiai. Taip pat detali informacija, kaip tą padaryti, bus pateikiama VISP administratorių instrukcijoje, kur bus tiesiog žingsnis po žingsnio su paveikslėliais nurodyta, kaip reikia, tarkime, tiesiog priskirti tam tikras teises ir visa su administravimo susijusi informacija jums taip pat bus pateikta. Dar trumpai porą žodžių prieš gyvą demonstraciją apie testavimą. Tai Lietuvos savivaldybių asociacija jums pateiks 65 elektroninių paslaugų detalios analizės ir projektavimo dokumentus. Jūs galėsite susipažinti, kaip buvo sukurtos suprojektuotos paslaugos tos elektroninės. Taip pat jums bus pateikti paslaugos testavimo scenarijai, kuriais naudojantis bus galima ištestuoti jūsų savivaldybėje pasirinktus parametrus konkrečiai paslaugai. Tai tiesiog bus aiškiai surašyti žingsniai, ką po ko reikia tiesiog padaryti, kad įsitikinti, kad yra nustatyti teisingi parametrai, kuriuos jūs pasirinkote. Svarbu dar paminėti, kad testavimas vyks jau produkcinėje VISP aplinkoje ir jau bandysime gyvai su savo asmens tapatybės kortelėmis kaip interesantai arba mobiliuoju parašu arba prisijungimu per banką, kad ir kokiu būdu save autentifikuosite į VISP-ą. Kaip ir minėjau, testuosime paslaugų teikimo parametrus, tai arba tie parametrai buvo pasirinkti tipiniai pagal pilotinių savivaldybių gerasias praktikas, arba tie parametrai buvo užpildyti SurveyMonkey klausimyne internete. Gali būti tokiu atveju, jog mes susidursime su tam tikrais incidentais, tarkim, bus nustatytas ne tas parametras arba kažkas nesuveiks taip, kaip turėtų, tai tokiu atveju reikės užregistruoti incidentą Jira sistemoje. Kaip tą padaryti, bus atsiųsta Jira naudotojų instrukcija, kaip tiksliai tą padaryti ir tuomet jūs tiesiog prisijungę galėsite užregistruoti tą incidentą, na ir tada mes nuotoliniu būdu, telefonu ar dar kitais būdais susisieksime su jumis ir padėsime išspręsti jums kilusius incidentus. Taigi tiek norėjau pademonstruoti skaidrėmis ir dabar pereikime prie gyvos paslaugos demonstracijos. Taigi pereikime prie demonstracijos. Taigi, kadangi mes šiuo metu esame testinėje aplinkoje, taigi prisijungsime nenaudodami mobiliųjų parašų ar kortelių, tiesiog prisijungsime su vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Taigi, prisijungime kaip fizinis asmuo prie VISP erdvės. Mes tiesiog prisijungsime kaip fizinis testinis asmuo vardu Mindaugas Mikulėnas. Taigi, taip atrodo prisijungus langas, kaip matote, jis yra apdraustas Mindaugas Mikulėnas Sodroje, taip pat yra skolingas 150 € valstybiniai mokesčių inspekcijai, na ir visa tiesiog sugrupuota informacija yra pateikiama štai čia. Taigi susiraskime šiandienos paslaugą, kurią mes norime pateikti savivaldybei, užsakyti, tai tiesiog pasinaudoję paiešką mes ją galime susirasti arba tiesiog išsifiltruoti pagal kategorijas arba institucijas. Taigi, rašykime dalį žodžio ir mums yra siūloma leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti, saugotinus medžius ir krūmus išdavimas. Taigi paspaudžiame ant šios paslaugos ir paspaudžiame mygtuką ieškoti.
Šiuo metu mes turime labai lėtą interneto ryšį, tai truputį palaukime. Taigi, mums yra išfiltruotas šis užsakymas, taigi paspauskime mygtuką užsakyti. Paspaudę šį mygtuką mes galime šį užsakymą pateikti vienai iš savivaldybių. Tai čia yra surašytos ne visos savivaldybės, nes tai yra testinė aplinka. Taigi pateikime šį užsakymą Širvintų rajono savivaldybės administracijai. Paspauskime mygtuką užsakyti. Mes esame nukeliami į patvirtinimo, tiesiog mes gauname langą, kad mes sutinkame su sąlygomis, kitaip mes negalime užsakyti šios paslaugos. Taigi, mes esame nukeliami į paslaugos užsakymo pirmąjį žingsnį. Čia mes galime įrašyti savo kontaktinį informaciją. Aš dar truputį pritrauksiu vaizdą, kad būtų aiškiau visiems, kad galėtume perskaityti. Gal vienas įgrįžkime, taip, tai turėtų dabar atsivaizduoti geriau informaciją. Taigi, čia mes galime įrašyti kontaktinį informaciją, telefono numerį, kaip pageidavome gauti pranešimus. Toliau mums automatiškai užpildoma prašymo teikimo data. Na ir toliau jau yra specifinė paslaugos informacija. Taigi yra nurodoma valstybė, tai automatiškai užpildoma Lietuva. Ir mes turime nurodyti, kur vykdysime darbus. Tai šiuo atveju nurodykime, jog darbus ir vykdysime Širvintose. Tai mums adresų registras automatiškai pasiūlo Širvintas. Įrašykime, kokioje gatvėje vykdysime, taigi pradėdami rašyti mes gauname jau ir gatvės pavadinimą, rašykime netgi namą, prie kurio mes dirbsime, pašto kodą, toliau nustatykime, koks tai yra žemės sklypo tipas, tai pasirinkime, kad tai yra tiesiog namų valda, šone mes galime perskaityti ir kontekstinę pagalbą, kuri nurodo, kaip pasirinkti tinkamą žemės sklypo tipą. Na ir tęskime toliau, tai pasirinkime, ar tai yra krūmas ar medis, pasirinkime medį ir mes gauname netgi paaiškinimą, kaip reikia apskaičiuoti mums reikiamą skersmenį. Taigi pasirinkime medžio rūšį, tai yra drebulė, medžio kamieno skersmenį nurodykime. Čia yra informacija tiesiog nupiešta, kaip reikia jį apskaičiuoti teisingai. Ir parodysime, ir nurodome, ar tai mes kertame, ar persodinam, ar genėjam šitą medį, tai pasirinkime, jog kertame šį medį. Taip pat turime galimybę pasirinkti, dėl ko mes jį kertame, ar jis yra nudžiūvęs, ar jis yra sugadintas sniego, vėjo. Matau, Vilniaus rajono savivaldybė parašė, ir mes nieko prieš, jei pajungsime kelis kompiuterius, tai taip, mes nieko prieš, jūs galite prijungti daugiau kompiuterių, jeigu tai tik jums padės patogiau žiūrėti šiuos mokymus. Taigi pasirinkę, tęskime toliau, taigi pasirinkę reikiamus tipus, tai tiksliau darbų vykdymo priežastis, mes spaudžiame mygtuką tęsti. Ir mes esame nukeliami į antrą paslaugos užsakymo žingsnį. Čia mes galime pateikti su prašymu susijusios papildomos informacijos, galbūt galime pridėti nuotraukas, jeigu norime, tarkime, tiesiog, kad įtikinti savivaldybę, kad tikrai tą medį reikia nukirsti, tai mes tiesiog galime įkelti nuotraukas ar bet kokį kitą failą. Nors norėčiau paminėti, jog failų tipai ir dydžiai yra ribojami tam, kad nebūtų galima prikelti virusų ar kažkokių kitų kenkėjiškų duomenų, kurie galėtų pakenkti kompiuteriams. Ir taip pat mes turime patvirtinti, kad visi užpildyti duomenys teisingai, kitaip mes galime būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Taigi mes pasirenkame šį čeką, kad mes tikrai užpildėme teisingus duomenis ir spaudžiame mygtuką tęsti. Paskutinėme paslaugos užsakymo žingsnyje mes matome, kolega paminėjo, jog truputį nutrūkome, tai dar kartą grįžkime. Taigi paskutinėme paslaugos užsakymo žingsnyje mes matome visą jau suvestą informaciją, tačiau koreguoti juos jau nebegalime, tiesiog perskaityti. Jeigu norime pakoreguoti,
Jeigu šią informaciją mes norime pakoreguoti, turime grįžti atgal ir tą padaryti. Taigi, užsakykime šią paslaugą, tai yra paprašykime savivaldybės leisti mums nukirsti saugotiną medį. Mes turime patvirtinti paslaugos užsakymą, paspausdami mygtuką taip. Na ir kaip matote čia, mes esame nukeliami į paslaugos užsakymo kortelę. Gauname informaciją, jog paslauga sėkmingai užsakyta. Norėdami pamatyti su paslauga susijusius pranešimus, prašome palaukti arba atsinaujinti šį puslapį. Tai mes atnaujinkime šį puslapį dar kartą. Ir kaip matote, įvyko paslaugos užsakymas, įvyko duomenų patikrinimas ir šiuo metu užsakymas yra pateiktas institucijos sprendimo priėmimui. Paėję į apačią mes galime pamatyti ir pranešimus, kad užsakymas yra pateiktas ir yra nurodyta, kad savivaldybė mums pateiks atsakymą per 30 darbo dienų. Taigi, taip atrodo viskas iš pareiškėjo erdvės, dabar prisijungime kaip specialistas, kuris nagrinės šį prašymą, tai dar kartą tiesiog atsidarykime naują langą tam, kad patogiau ir aiškiau galėtume pademonstruoti, kaip tai atrodys ir prisijungime kaip institucijos specialistas. Taigi prisijungėme kaip specialistas, tai yra Lietuvos savivaldybių asociacijos specialistas, kuris turi teisę nagrinėti testinėje aplinkoje visų savivaldybių užsakymus. Taigi susiraskime mums pateiktą užsakymą, kuris atėjo nauji užsakymai. Kaip matote, testinėje aplinkoje mes turime labai daug užsakymų, virš 4,5 tūkstančio, tačiau naujausi užsakymai atsivaizduoja nauji užsakymai punkte. Ir jie yra išrikiuoti pačiame viršuje. Kaip matote, mūsų ką tik 14:39 pateiktas užsakymas. Taigi mes jį ir atsidarykime. Taigi mums sistema iškart ir pasako, jog reikalingi atlikti veiksmai yra sprendimo priėmimo užduotis ir mes galime iškart ją nueiti. Tačiau mes taip pat galime ir peržiūrėti mums pateiktą užsakymą, perskaityti, ką ten tas pareiškėjas mumsgi pateikė. Tai paspaudę šį mygtuką mes gauname paslaugos užsakymo detalę informaciją ir tiesiog galime perskaityti, ką čia mums tas interesantas tokio pateikia ir ką jis nori nukirsti, kur jis nori tą nukirsti ir panašiai ten tą medį. Taip pat mes galime lokaliai į savo kompiuterį atsisiųsti elektroninį dokumentą, kad nereikėtų skaityti vispę, o su juo būtų galima dirbti savo kompiuterį, tai tiesiog paspaudę mygtuką atsisiųsti, mums yra atsiunčiamas tas užsakymas ir mes jį galime atsidaryti ir mes jį turime PDF formatu. Na ir tiesiog čia yra ta pati informacija atvaizduota, tiesiog kitaip suformatuota, kad būtų patogiau skaityti, kas yra pateikta. Taigi, įsivaizduokime, jog mes susipažinome su tuo pateiktų užsakymų ir priimkime sprendimą. Taigi atsidarykime sprendimo priėmimo užduotį štai čia arba apačioje esančiu mygtuku sprendimo priėmimo užduotis. Paspauskime ant jos. Na ir mums tiesiog, ką tokiu atveju reikia padaryti, tai čia yra nurodyta užduoties detalus aprašymas. Mums reikia kaip specialistui savo prisiskirti šį užsakymą. Paspauskime mygtuką prisiskirti ir čia yra pasakoma, kad po prisiskirimo užsakymas bus matomas sąraše mano užduotys. Tai paspauskime mygtuką taip, kad mes su tą informaciją susipažinom. Taigi, prisiskyrę informaciją, mes dar kartą galim peržiūrėti užsakymą ir atsisiųsti tiesiog į savo kompiuterinę laikmeną. Taigi, einame žemyn ir matome, jog
atėjo prašymo formos dokumentas, tai yra tas pats dokumentas tik docx formatu, na ir išrašas iš gyventojų registro tarnybos. Mes galime taip pat tą išrašą parsisiųsti pas save į kompiuterį, atsidaryti jį ir jame yra nurodyta tiesiog informacija, jog Mindaugas Mikulėnas yra gimęs šiais metais, na ir jis šiuo metu gyvena Vilniuje, Rukakainių gatvėje 185. Tai čia tiesiog yra numatyta, kad reikia gauti informaciją apie pareiškėją. Taigi, mes turime šiuo metu galimus 4 sprendimus. Tai pirmiausia pademonstruosiu, kaip reikia priimti mokėjimo sprendimą. Tai mes pasirenkame informuoti apie mokėjimo sąlygas. Ir kada mes tai darome, tai šiuo atveju, kai tas medis yra saugotinas ir jis vis tiek kažkiek kainuoja, tai reikia tiesiog nurodyti sumą, kad už jo pašalinimo, kol nesumokės tos sumos, interesantas negalės gauti šios paslaugos. Tai tarkime įvertinkime, kad medžio vertė yra 30 eurų ir reikia ją apmokėti. Taip pat čia yra nurodoma automatiškai data, iki kada reikia apmokėti, galima ją ir pakeisti, galima rašyti pranešimą, bet tiesiog nurodykime, kad jam reikia apmokėti 30 eurų ir paspauskime mygtuką sutinku. Mūsų paklausė, ar mes tikrai norime tiesiog išsiųsti tą mokėjimą, spauskime taip. Na ir mes kaip institucijos specialistai tiesiog liepiame atlikti papildomą apmokėjimą interesantui, kad jis sumokėtų to kertamo medžio vertę. Taigi, kaip atrodo visa tai interesantui, tai atnaujinkime interesanto langą. Jis pats atsinaujino ką tik. Taigi mes vėl prisijungia kaip Mindaugas Mikulėnas ir jis gauna pranešimą tiek L paštu, tiek į vis portalą, kad jam reikia apmokėti tą užsakymą, reiškia reikia sumokėti už tą medį. Taigi, ką jis padaro, tai jis paspaudžia mygtuką apmokėjimo užduotis. Ir yra tiesiog nukeliamas į apmokėjimo užduoties langą. Čia yra nurodyta suma, ką reikia daryti ir panašiai. Taigi, jis gali netgi persiųsti mokėjimo užduotį kitam. Ir svarbu paminėti, jog čia yra testinė aplinkoje, nepavaizduoti visi bankai, tačiau produkcinėje aplinkoje galime pasirinkti banką, per kurį norime apmokėti. Tačiau pademonstruokim tą retesnį scenarijų, kai pareiškėjas ras kitų būdų apmokėti už paslaugą. Tai tarkime, jis nusprendė, kad jis nemokės per vispą, jis mokės grinais, taigi jis tiesiog nieko nedaro, nebemoka per čia. Jis nueina į savivaldybę ir tiesiog sumoka už šį prašymą. Taigi, jūs kaip specialistai tuomet, kai jis atvyksta pas jūs fiziškai savivaldybę, parodo, kad tikrai apmokėjo, jūs turite atšaukti tą mokėjimo užduotį, kurią jam sukūrėte. Taigi, kaip tą padaryti, parodykime iš pačio specialisto perspektyvos. Taigi, jūs vėl atsidarote tą pačią leidimų kirsti persodinti paslaugą, kai jau yra tas interesantas pasakęs, kad aš apmokėjau, ir paspaudžiate mygtuką rodyti paslaugos gavėjo pranešimus. Vėl perkraukime langą, nebuvau perkrovęs. Taip, langas perkrautas. Rodyti paslaugos gavėjo pranešimus. Paspauskime šį mygtuką ir kaip matome, jog yra sukurta šiuo metu Mindaugui Mikulėnui apmokėjimo užduotis. Tačiau jeigu jis apmokėjo tai kitais būdais, o ne per vispą, mes su to ginčytis negalim ir paspaudžiam mygtuką atšaukti. Paspaudę mygtuką mes turim nurodyti priežastį, dėl ko mes atšaukiam šią užduotį. Jeigu pareiškėjas normaliu būdu tiesiog apmokės per banką, tai nereikės nieko atšaukinėti, jūs tiesiog gausite sprendimo priėmimo užduotį dar kartą. Taigi nurodykime priežastį, kad pareiškėjas sumokėjo 30 eurų savivaldybėje. Tiesiog paspauskime mygtuką patvirtinti. Ir tiesiog paspaudę mygtuką patvirtinti mes dar kartą perkraukime langą. Kaip matote, pareiškėjui, irgi jeigu perkrausime langą,
gavome pranešimą, jog atšaukta apmokėjimo užduotis. Taip pat nurodoma priežastis, jog pareiškėjas sumokėjo 30 eurų. Mes, kaip matote, šiuo metu esame kaip Mindaugas Mikulėnas, taigi jis yra informuojamas, kad dabar laukiama vėl institucijos sprendimo priėmimo ir tuo tarpu pats institucijos specialistas, jis iš per naujo turi priimti sprendimą dėl šio termino. Jis taip pat mato, jog įvyko atšaukimas to apmokėjimo ir reikia priimti sprendimą vėl. Taigi, pats specialistas iš per naujo atsidaro sprendimo priėmimo užduotį ir jam jau prisiskirinėti nieko nebereikia, jie jau yra priskirta jam. Na ir tačiau įsivaizduokime dar tokį scenarijų, kad kolega paminėjo, jog truputį trūksta ryšys. Tai įsivaizduokime tokį scenarijų, jog mes pamatėme, kad pats pareiškėjas nurodė ne tokį medį, kurį nori nukirsti, tai mes tokiu atveju paspauskime mygtuką informuoti apie reikalingą patikslinimą. Paspaudę šį mygtuką mes galime pasirinkti, kuriuos laukus tam pareiškėjui reikia patikslinti. Taigi, keliaudami žemiau, mes matome medžio rūšį ir mes žinome, jog tai yra ne drebulė. Taigi mes paspaudžiame mygtuką tikslinti ir galime įrašyti netgi komentarą, kad tai ne drebulė, o ąžuolas. Ir tiesiog keliaukime žemyn, pasirinkime galbūt dar kitų laukų, jūs gal netyčiai vėlė klaidą. Ir paspauskime mygtuką sutinku, reiškia mes liepsime tam interesantui tą prašymą patikslinti. Taigi paspauskime mygtuką taip, mes patvirtiname užduotį ir liepiame interesantui, tam pareiškėjui, patikslinti medžio, kas tai per medis, nes kaip suprantate, pats specialistas to prašymo patikslinti negali. Taigi, pats pareiškėjas, šiuo atveju Mindaugas Mikulėnas, gauna vėlgi pranešimą į Vispą ir elektroniniu paštu, kad jums reikia patikslinti prašymą, kad jūs įvėlėte kažkokią tai klaidelę. Taigi, pareiškėjas vėlgi prisijungia prie Vispo ir jam jau automatiškai yra sukarta prašymo tikslinimo užduotis. Na, taigi jis ją ir atsidaro. Taip pat jis gali paskaityti ir pranešimus, iki kada jam reikia patikslinti ir netgi kokius laukus reikia patikslinti, kad reikia patikslinti medžio rūšį ir netgi komentaras yra pranešimuose nurodytas. Taigi pasirinkime prašymo tikslinimo užduotis ir ją atsidarykime. Taigi, kaip matote, jam reikia patikslinti iki šios datos tą užsakymą ir kitų laukų jis koreguoti negali. Jie visi yra jam jau išjungti. Tačiau laukas medžio rūšis jam yra galimas tikslinti. Taigi jis mato komentarą, kad tai ne drebulė, o ąžuolas, taigi interesantas supranta, kad ne taip kažką užpildė ir tiesiog pasirenka, kad tai iš tikrųjų yra ąžuolas. Ir tą užpildęs jis keliauja žemyn, nes jam kitų laukų patikslinti nereikia. Taip pat jis gali pateikti atsakymą institucijai, nurodyti, kodėl tai padarė, tarkim, netyčia, na, čia tiesiog juokelis, nežinau, jis gali rašyti kažkokį tai papildomą tekstą. Ir tiesiog paspausti mygtuką sutinku, kad aš patikslinau šį užsakymą. Ir mūsų paklausė, ar patvirtinti užduotį, mes paspauskime mygtuką taip patvirtinti. Ir tuomet mes truputį palaukime, lėtas interneto ryšys. Na ir mes esame vėl nukeliami į paslaugos užsakymo kortelę. Kaip matote, Mindaugas Mikulėnas. Na ir mes patikslinome šį prašymą ir matome, jog vėl laukiama institucijos sprendimo priėmimo. Na, o jūs kaip institucijos specialistas vėl esate apie tai informuojamas, tiek per DVS, tiek elektroniniu paštu gaunate naują žinią, jog interesantas patikslino prašymą. Taigi jūs vėl prisijungiate prie VISP arba prie dokumentų valdymo sistemos jau. Ir jūs matote, kad vėl jums reikia priimti sprendimą, kasgi bus toliau.
Jūs vėl galite peržiūrėti užsakymą jau pakoreguotą arba tiesiog atsidaryti sprendimo priėmimo užduotį. Taip yra patogiausia. Taigi atsidarę tą sprendimo priėmimo užduotį, jūs vėl jos neturite prisiskirti, jūs tiesiog keliaujate žemyn ir jūs netgi matote, kad buvo patikslintas šis laukas, kad yra jūsų komentaras, kad reikėjo patikslinti į ąžuolą, interesantas ir patikslino tai į ąžuolą. Na ir toliau, jeigu viskas yra tvarkinga, jeigu jūs džiaugiatės, kad ir jis apmokėjo tiek, kiek reikia ir patikslino, ką reikia, galime priimti teigiamą sprendimą. Taigi pasirenkame informuoti apie teigiamą sprendimą ir įrašykime tekstą. Taip, galite kirsti medį. Ir galite netgi pridėti dokumentus kažkokius reikalingus ir paspausti mygtuką sutinku. Patvirtinkime taip, nes tas jau sprendimas teigiamas yra galutinis ir nekeičiamas. Ar taip pat ir su neigiamu, jeigu priėmėte neigiamą sprendimą, jo jau teigiamu paversti nebegalima. Taigi paspauskite mygtuką sutinku, atnaujinkime institucijos specialisto langą. Na ir kaip matote, paslaugos būklė pasikeitė į vykdytą, paslaugos įvykdymas yra užfiksuotas ir galime tiesiog jau džiaugtis suteiktą paslaugą. Tuo tarpu interesantas taip pat gaus visą informaciją elektroniniu paštu, netgi į savo e-delivery dėžutę ir jis matys, kad paslauga yra įvykdyta ir matys jūsų komentarą, kad taip galite kirsti tą ąžuolą. Taigi tiek norėjome jums pademonstruoti gyvai iš Visp pusės, tai dabar ar turėtumėt kažkokių klausimų, komentarų ir gal norėtumėt kažko paklausti, nes paskui mes eisim apie dokumentų valdymo sistemą ir kaip reikės dirbti per ją. Bet šiuo metu iš Vispo, tai ką mes jums pademonstravome, ar turite kažkokių klausimų, neaiškumų, tai maloniai prašom juos išsakyti gyvai arba tiesiog parašyti bendrą chatą, mes įskaitom. Jeigu kažkokių tai problemų turi, tai tiesiog parašykit. Tai jeigu kol kas visiems viskas aišku galbūt ir jokių klausimėlių neturite, tai mes tiesiog padarome minutės pertrauką ir aš tuomet perleidžiu prezentavimo vietą savo kolegai Jurkai, kuri jums papasakos, kaip dirbti jūsų dokumentų valdymo sistemose.
Labą dieną, tikiuosi galim pradėti jau antrą mūsų šiandienos mokymų dalį, kur mes jau rodysim, kaip dirbti dokumentų valdymo sistemose. Aš esu Jurga Alsbutė iš įmonės PricewaterhouseCoopers ir kartu su kolegu Ignu Aniču pristatysim būtent jau kaip teikti paslaugas dokumentų valdymo sistemose skirtingose. Tai mano kolega vėliau šiek tiek prisijungs. Šiandieną mes jums pademonstruosim paslaugas dvi, kurios buvo sukonfigūruotos testinėje aplinkoje, kuri yra skirta mokymams. Tai turim tas dvi paslaugas, o visai netrukus prasidės paslaugų testavimas jau savivaldybėse, tai jūs pamatysite, kaip dirbti ir su kitomis paslaugomis labai greitai. Taip pat jums kartu bus pateiktos ir paslaugų analizės ir projektavimo dokumentacija visa ir ten matysite jau konkrečiai, kaip tos paslaugos atrodo, kokiu dokumentų prašoma pateikti pareiškėjo, kokie registrų duomenys ateis pas jūs į dokumentų valdymo sistemą. Tai šiandieną aš gal trumpai pristatysiu, nes ne visi turbūt, tai šiek tiek trūkinėja ryšys. Šiek tiek informavo, kad buvo nutrūkęs ryšys, tai aš tada papasakosiu šiek tiek, kaip atrodys darbas jūsų dokumentų valdymo sistemo, tiesiog kokiais duomenim keisis jūsų DVS ir VISPas, nes turbūt ne visi iš jūsų, kurie šiandieną sudalyvavo tiesioginiuose mokymuose, kur mes jau pasakojame. Tai šiuo metu mes vykdom mokymus savivaldybėms, kurios yra pasirinkę taip vadinamąjį antrą sąveikumo būdą. Tai reiškia, kad dalis veiksmų, dirbant su elektroniniam paslaugom, yra atliekama jūsų dokumentų valdymo sistemoje, o dalis jau VISPe. Tai toks mišrus būdas. Šioje skaidrėje jūs matote taškus integracinius, tai yra kokiais duomenim keičiasi jūsų dokumentų valdymo sistema ir pats VISPas. Tai kaip matome, iš VISPo rodikliai išeina, tai mes gauname prašymo duomenis į savo dokumentų valdymo sistemą, taip pat į prašymą ir pareiškėjo prisektus dokumentus ir taip pat gauname patikrų registruose dokumentus, išrašus. Lygiai taip pat iš VISPo mum į DVS ateina gauti patikslinimai prašymų. O mūsų dokumentų valdymo sistema į VISPą pateikia paslaugos jau rezultatą, prisektą dokumentą, atsakymą. Tik čia svarbu žinoti, žemiau ten, jeigu matysite žemiau VISPo pateikta svarbi informacija, kad vėlgi neužtenka tik tai iš dokumentų valdymo sistemos pateikti patį rezultatą, tačiau dar reikalinga prisijungti prie pačio VISPo ir tenai dar atlikti sprendimo priėmimo užduotį, tik tada rezultatas bus perduotas pareiškėjui. Tai toks labai svarbus momentas, kad kai pridedam failą, suformuojam jau atsakymą, dar reikia mums kaip specialistam prisijungti į VISPą ir ten atlikti sprendimo priėmimo užduotį. Tai reikia šitą atsiminti visais atvejais. Vėlgi, kokie dalis veiksmų bus vykdoma VISP institucijos erdvėje, tai apie tai jau labai detaliai papasakojo mano kolega. Tai jeigu bus reikalas patikslinti prašymą, kažkokius tai duomenis ar atšaukti patikslinimą, lygiai taip pat paprašyti apmokėti ar atšaukti apmokėjimą, tai jau šitos visus veiksmus mes atliksime VISPe. Tai taip atrodys jūsų darbas, trumpai papasakojant. Ir mes dabar jau demonstruosim, kaip visą tai šitie žingsniai du, gauti prašymo duomenis ir pateikti rezultatą, atrodys dokumentų valdymo sistemose. Aš papasakosiu, kaip tai atrodys dirbant LABIS dokumentų valdymo sistemoje, nes mes turime šiandien daugiausiai savivaldybę, kurios dalyvauja šiandieną dirbančių būtent LABIS sistemoje. Taip pat demonstruosim Avilį po to. Ir mano kolega Ignas pademonstruos DocLogic sistemą ir MyLobster sistemas. Tai tos savivaldybės, kurios išklausys, kaip dirbti su jų dokumentų valdymo sistema, tiesiog gali jau
atsijungti nuo mokymų ir toliau nebedalyvauti. Dabar šiek tiek dar trumpai informacijos primenant, kas nedalyvavo, kokiosgi paslaugos buvo perkeltos, tai jų buvo 65, kairiai pusėje mes matome verslui skirtas paslaugas, tai įvairios licenzijos, leidimai, viešai tvarkai, renginiams, alkoholiui, tabakui ir tokių paslaugų buvo sukurta 23, o dešinėje pusėje mes matome savivaldybių jau teikiamas administracinės paslaugos, kurios buvo perkeltos, tai tikrai labai įvairios grupės ir tokių paslaugų mes turime 42, iš viso 65 paslaugos yra. Dabar šiek tiek informacijos apie tai, kokiasgi mes paslaugas iliustruosime šiandieną, tai jų turime dvi. Viena jų yra leidimai važiuoti didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais. Kaip matom, šią paslaugą gali užsisakyti tiek juridiniai asmenys, tiek fiziniai asmenys ar jų įgalioti asmenys. Ir pareiškėjas gali rinktis užsisakant bet kurią savivaldybės instituciją, kuriai pateikia prašymą. Ir šita paslauga yra mokama, tai pareiškėjas tam tikrais atvejais apmoka iš anksto už paslaugą, tam tikrais atvejais jau priimant sprendimą. Ir rezultatas, kaip matome, čia detaliau šiek tiek pavardinta, tai pranešimai apie parengtą atnaujintą popierinį leidimą yra pateikiamas pranešimas, tiesiog vispe, o apie neišduotą leidimą rengiamas popierinis raštas irgi galima atsiimti savivaldybės institucijoje. Toliau šiek tiek informacijos apie tai, su kokiais registrais buvo sukurtos integracijos ir gaunami duomenys šiai paslaugai teikti. Tai mes turime integracijas su gyventojų registru arba juridinių asmenų registru, priklausomai čia nuo to, kas yra mūsų pareiškėjas, ar fizinis asmuo, ar juridinis asmuo. Ir Vispas jau gavęs duomenis apie pareiškėją, kreipiasi į registrą ir iš ten pradeda rinkti duomenis. Tai, pavyzdžiui, mes šiandien demonstruosim su fiziniu asmeniu, tai surenkama jo gimimo data, vardas, pavardė ir taip toliau įvairūs duomenys, kurie čia būtent išvardinti. Taip pat mes turime integraciją su kelių transporto priemonės registru, tai vėlgi pagal transporto priemonės identifikacinį numerį. Vispas kreipiasi į registrą kelių transporto priemonių ir iš jo surenka duomenis apie pačią transporto priemonę ir jos valdytoją. Taip, antrą paslaugą mes turime, tai leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais ir taksi, išties ganėtinai panaši paslauga į pirmą, vėlgi pareiškėjai tie patys, fizinis asmuo arba juridinis asmuo ir mokėjimai išduodant leidimą, duplikatą arba patikslintą leidimą ir mokama jau užsisakant pačią paslaugą. O savivaldybė pasirenkama pagal deklaruojamą vietą su galimybė koreguoti ir pasirinkti kitą norimą savivaldybę. Ir vėlgi rezultatus, kaip matome, leidimai išduodami vežti keleivius automobiliais taksi numatytas popierinis formatas ir galima pasirinkti paštu registruotų gauti arba atvykus į pačią savivaldybę. O jeigu panaikinam leidimą vežti keleivius, tada mes tiesiog siunčiame pranešimą į patį Vispą. Tai tiek turbūt dar šiek tiek informacijos apie tai, su kokiais registrais čia numatyta integracijos, tai vėlgi su to pačiu gyventojų ir juridinių asmenų registru, tai faktiškai tie patys duomenys yra surenkami apie asmenis. Ir šioje paslaugoje dar yra sukurta integracija su informacinė mokesčių sistema, tai šiuo atveju norint išsiimti leidimą vežti keleivius taksi, jeigu tai yra fizinis asmuo, jisai turi turėti individualios veiklos pažymą. Tai šiuo atveju, jeigu toks asmuo kreipiasi, tai jau Vispas kreipiasi į mokesčių informacinę sistemą ir surenka informaciją, ar jisai turi veiklos pažymą ir tos pažymos duomenis. Ir vėlgi integracija su kelių transporto priemonių registru, patikrinama transporto priemonė, apie ją surenkama informacija. Ir dar vienas toks momentas, kad išdavus leidimą
Šiuo atveju jau pats VISPAS nusiunčia duomenis į kelių transporto priemonių registrą, kad toks leidimas yra išduotas. Tai tada tokia trumpa informacija apie paslaugos, kurias mes šiandieną demonstruojam, ir mes tada jau iš karto nieko nelaukdami galime jungtis į dokumentų valdymo sistemą. Tai pirmiausiai jungsime šiandieną į LABIS. Taip, tai čia mes turime LABIS jau sistemos langą, kadangi mano kolega jau pristatė detaliai, kaip paslaugos yra užsakomos VISPE, tai šiandieną mes jau dar kartą šito nedemonstruosim, tiesiog parodysim, kaip ateina dokumentai į DVS, kaip jie atvaizduojami ir kaip juos teisingai išsiųsti, kad jie būtų matomi pareiškėjui. Tai LABIS dokumentų valdymo sistemoje kiekvieną kartą gavus elektroninės paslaugos užsakymą yra sukuriama nauja užduotis. Ir apie naują sukurtą užduotį vartotojo jau patogumui specialisto jisai yra informuojamas elektroniniu paštu. Tai gavę naują užduotį gauname elektroninę žinutę su nuoroda į naują susikūrusią užduotį. Lygiai taip pat, jeigu ateina kažkoks tai patikslinimas, vėlgi specialistas gauna žinutę, kad vyko patikslinimas ir pasikeitė būsena. Tai mes tada turime čia kaip pavyzdį užsakytą, jau gautą iš VISPO leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis leidimą. Ir galime atsidaryti šitą užduotį. Vėlgi, kaip galime susirasti užduotis, tai yra 3 variantai, kaip tai galima padaryti. Tai galima eiti į pradžią ir čia pranešimai, kur atsijungiam kažkodėl tais. Prisijungsim iš naujo. Taip. Tai pranešimų lange jūs atsidarysite dokumentų valdymo sistemą, jūs matysite naujausias vykdomas atsiradusias užduotis. Šiuo atveju čia mes testinėje aplinkoje turime labai daug užduočių užsakytų, tai tiesiog nesimato šiuo atveju, bet pas jūs tikrai turėtų jau matytis. Toliau mes galime dar pasitikrinti gautus elektroninius užsakymus dokumentų skiltyje. Štai matom, čia yra elektroninių paslaugų užsakymai, tai galima ir per čia įeiti, arba, kaip minėjau, jau per užduotis, vykdomas užduotis. Tai patogiausia turbūt dirbti per vykdomas užduotis ir galime eiti į mūsų užduotį leidimų važiuoti didžiagabaritėmis transporto priemonėmis išdavimą ir atsidaryti, ir jau čia matome detalę informaciją apie mūsų užsakytą paslaugą. Kaip matome, tai tiesiog užduoties numeris, šita paslauga priklauso elektroninių paslaugų grupiai, pavadinimas paslaugos užsakytos, mūsų klientas Mindaugas Mikulėnas, tai testinis asmuo naudojamas mokymams, ir matome pradžios laiką ir pabaigos laiką šitai užduočiai įvykdyti, čia jau kaip nustatyta jūsų dokumentų valdymo sistemoje. Toliau detalesnė informacija apie paslaugą pačią mes galime pažiūrėti rezultatų kortelėje, štai viršui čia atsidarė, ir čia jau mums atsiveria nuoroda į dokumento kortelę. Tai visa detaliai, jau pati detaliausia informacija yra pateikiama dokumento kortelėje. Tai mes galime užeiti. Ir štai čia atsiveria jau visa informacija. Tai pats paslaugos pavadinimas, kada jisai sukurtas, kada užsakyta šita paslauga. Kitos šalies dokumento numeris, tai yra VISP užsakymo numeris, tai vėlgi jie reikėtų kartais ir atsiminti, pasitikrinti, jeigu mes norėsime susirasti šitą užsakymą VISPE. Pagal šitą ID mes galime jį susirasti. Toliau registras, tai čia elektroninių paslaugų registras mums atėjo
paslauga būtent į šitą registrą ir į gautų dokumentų registrą. Toliau čia yra testinėje aplinkoje, mes matome mokėjimo informaciją, bet aš pabrėšiu, kad šiuo atveju, dirbant jūsų pasirinktų sąveikumo būdų, šitos informacijos mokėjimo jūs nematysite. Tai visus apmokėjimus paprašyti, pasižiūrėti informaciją, ar paslauga yra apmokėta, jau reikės jungtis į VISPą, į institucijos erdvę. O čia dokumento kortelėje mes matysime visus prisektus dokumentus, kurie atėjo iš VISPO. Tai kaip matome, pats prašymo dokumentas ir išrašų dokumentai jau mums yra atėję. Ir mes jau su šitais dokumentais dirbame toliau. Jeigu reikia patikslinti, paprašyti apmokėti, mes keliaujame į VISPą. Iš čia galima iš dokumentų valdymo sistemos siūsti tik tai atsakymą. Tai aš tą ir pademonstruosiu, kaip tai vykdome. Tai patogiausia daryti iš tikrųjų yra iš kortelės. Aš dar parodysiu kitą variantą, kaip tai galima padaryti. Mes galime atsidaryti štai čia stebuklingą, taip vadinamą, burtų lazdelę, kurios pagrindu yra kuriami nauji dokumentai ir išsirinkti, sukurti dokumentą šio dokumento pagrindu, elektroninių paslaugų atsakymus išsirinkti ir pasirinkti variantą atsakymus. Tai tik tai atlikus šitą seką bus parengtas atsakymas ir susietas su prašymu ir jisai keliaus į VISPą. Tai čia būtų vienas variantas, kaip tai galima padaryti, bet jeigu mes dirbsime per burtų lazdelę, tiesiog mums reikės rankiniu būdu uždarinėti užduotį, bet galima dirbti ir taip. O kitas variantas yra eiti į dokumento kortelę. Tai mes taip ir pademonstruosim, kaip visą tai vykdyti. Tai mes grįžome į kortelę pačią ir štai čia prie operacijų yra atsiradus nauja funkcija sukurti dokumentą. Tai mes spaudžiame sukurti dokumentą, kaip matome lygiai tas pats pasirinkimas atsakymas. Renkamės atsakymas, atsidaro langas ir jau čia mes formuojame atsakymo dokumentą. Tai antrašte mes galime parašyti suteikiamas leidimas. Vežti didžiagabaritėmis priemonėmis. Ir labai svarbus momentas, reikia išsirinkti atsakymo tipą. Tai visada mes turime du variantus, arba tai būtų teigiamas atsakymas, suteikiamas leidimas, arba neigiamas. Tai šiuo atveju mes išsirenkame, kad tai bus teigiamas sprendimas ir pildome toliau. Toliau apačioje, štai čia, matome galimybę prisekti atsakymo dokumentus. Tai mes galime čia prisekti patį atsakymą, kažkokį tai dokumentą. Tarkim, galim taip ir padaryti. Tai prisegėm atsakymą. Ir labai svarbus momentas, čia informavo diegėjas, pasirinkti priedo tipą. Mes turime nurodyti, kad tai pagrindinis dokumentas arba priedas. Jeigu mes šito pasirinkimo nepadarysime, šitas dokumentas kaip priedas neiškeliaus į VISPą. Todėl labai svarbu nurodyti čia pagrindinis arba priedas, priedo tipą. Tai nurodom pagrindinis. Kitas labai svarbus momentas, kada mūsų dokumentas išeina jau į VISPą, tai yra registracija. Kol šitas dokumentas nebus užregistruotas, jį galima viduje vizuoti, kažkam siūsti peržiūrėti, pasirašyti. Jeigu tai būtų kažkokie tarpiniai rezultatai reikalingi, pavyzdžiui, parengti įsakymą ar dar kažką, tai čia jau standartinė dokumento valdymo funkcija, tiesiog sukurti dokumentą, jį susijęti su šito užsakymu. Tokia galimybė yra. Kaip minėjau, grįžtame prie paskutinio žingsnio, tai yra užregistruoti dokumentą. Tai čia labai svarbu spausti registras ir pasirinkti registrą, tai jau elektroninių paslaugų registrą. Pažymim varnelę ir pasirenkam.
Štai jau atsirado registras ir registracijos numeris šito dokumento atsiras mums automatiškai, kada mes paspausime saugoti ir uždaryti. Tai mes taip tada ir padarom. Ir mūsų atsakymas jau iškeliauja į Vispą. Taip, tai turėjo jau iškeliauti, mes jau užsaugojom ir išsiuntėm. Dabar dar parodysiu, kaip galima pasitikrinti, ar tikrai mes atsakymą išsiuntėm, viskas įvyko sėkmingai. Mes galime eiti į administravimą, grįžti tai čia į pagrindinį langą ir išsirinkti įvykių žurnalas. Ir štai čia matome, prieš 1 minutę įvyko pranešimo išsiuntimas į Vispą. Tai visa informacija turėjo nueiti sėkmingai. Lygiai taip pat pasitikrinti, ar tikrai mūsų dokumentas išėjo, mes galime grįžti į tą patį į užduoties langą ir tenai jau rezultatų būklė, rezultatų lange yra būsena dokumento ir ten pasitikrinti, ar jis yra įvykdytas ar ne. Tai keliaujame dabar į patį Vispą, nes užsakymas jau yra išsiųstas ir jungiamės tada kaip institucijos specialistas. Taip, tai kodėl aš akcentuoju, kad vėl svarbu mums įsijungti į Visp institucijos erdvę, kadangi neužtenka vien tik tai išsiųsti dokumento ir prisekto failo per dokumentų valdymo sistemą, dar būtina atlikti sprendimo priėmimo užduotį Vispe, tik tada mūsų atsakymas bus matomas pareiškėjui. Tai mes tada susirandame užsakymą šitą pateiktą. Ir susirandam užsakymą, kuris į Labis buvo išsiųstas. Čia labai daug testavimų buvo. Štai, atrodo, šitas turėtų būti. Ir reikalingi veiksmai, matoma, sprendimo priėmimo užduotis susiformavo, mums reikia ją atlikti. Taip, iš tikrųjų taip ir yra, kaip matome, reikalingi veiksmai, sprendimo, priėmimo užduotis, lygiai tas pats mūsų užsakymas, su kuriuo mes dirbame, tai mes atlikinėjom sprendimo priėmimo užduotį. Tai šitas veiksmas, kurį aš demonstruoju Vispe, tai yra standartinis ir privalomas visom dokumentų valdymo sistemom. Tai aktualu visom savivaldybėm pasižiūrėti, nes jau mano kolega nebekartos šito veiksmo, kaip tą užduotį reikia atsakinėti, vykdyti. Tai čia reikia priskirti vykdytojo paslaugos užduoties. Taip. Taip, kaip matome, mūsų prisektas dokumentų valdymo sistemos dokumentas, tai čia XXX tokį pavadinimą mes nurodėm, atėjo jau į Visp institucijos erdvę, kaip prisektas dokumentas ir rašoma, kad dokumentai gauti iš dokumentų valdymo sistemos. Taip pat dar matome ir prašymą patį dokumentą ir išrašus iš registro ir šiuo atveju mums reikia priimti sprendimą, kad mes pateikėm atsakymą. Tai šiuo atveju mes priėmėm teigiamą atsakymą ir čia galime dar kažką tais pakomentuoti, jeigu yra reikalinga pareiškėjui mūsų
Ir taip pat turime galimybę papildomai įkelti dar dokumentus, papildomus kažkokius tai. Ir spaudžiame sutinku. Patvirtinam užduotį. Dabar atnaujinsim dar langą. Ir štai matome, jau pasikeitė paslaugos mūsų būsena, sprendimas yra priimtas ir paslauga yra įvykdyta. Ir šita informacija jau bus nukeliavusi pas mūsų pareiškėją. Tai mes galime ir pasižiūrėti, ar jisai tikrai gavo. Jungiamės jau kaip pareiškėjas. Išsijungiam. Jungsimės kaip pareiškėjas. Pasižiūrim užsakytas paslaugas. Čia iš tikrųjų labai daug paslaugų šiuo atveju buvo užsakytos. Tuoj turėtų surasti tokią. Tada dar parenkam, kad šiandieną užsakyta, nes tų paslaugų testinėje aplinkoje tikrai daug užsakytų. Taip, tai šita paslauga ir matome būklė įvykdyta. Sprendimas yra priimtas ir informuojamas mūsų pareiškėjas apie priimtą teigiamą sprendimą. Šiuo atveju čia mes dar nematome prisekto dokumento, kurį mes pridėjome ir kuris buvo pateiktas iš dokumentų valdymo sistemos. Čia yra dar testinė aplinka ir šita duomenų perdavimas dar šiuo metu yra tvarkomas, bet jisai tikrai jau testuojant turėtų būti ir šitas dokumentas išsiųstas atsidurs pas mūsų pareiškėją. Tai tiek tada informacijos būtų apie patį labį. Gal dar užakcentuočiau, jeigu būtų kažkokiu tai patikslinimų, tai vėlgi jie teiktų jūsų dokumentų valdymo sistemą. Užduotys būtų ta pati užduotis, tiesiog dokumentai susisietų tarpusavyje. Ir kai mes siūstume atsakymą, svarbus momentas yra siūsti atsakymą iš paskutinio gauto dokumento, iš jau patikslinto dokumento. Kitu atveju, jeigu mes siūsime iš pirminio, tiesiog toks atsakymas, tiesiog sistema neleis tokio atsakymo išsiųsti. Tai toks gana paprastas procesas dirbant su Labios dokumentų valdymo sistema. Ir mes galime pereiti prie jau kitos dokumentų valdymo sistemos demonstracijos, tai būtų Avilys dokumentų valdymo sistema, kaipgi sprendimai yra priimami ten ir kaip matome gautus dokumentus ir siunčiamus dokumentus, tai taip pat pademonstruosiu. Mes jungiamės prie Avilio dokumentų valdymo sistemos. Mes jungiamės iš tikrųjų šiuo atveju kaip vadovas, kadangi sistema yra sukonfigūruota taip, kad vadovas mato visas gautas naujas užduotis, naujus užsakymus ir jisai jau priskiria atsakingus vykdytojus. Tai mes taip ir padarysime.
matome, jam atėjo į darbų sąrašą priskirti paslaugos vykdytojo užduotis, tai mes galime pasižiūrėti, kas tai per užduotis. Tai, kaip matome, buvo užsakyta paslauga leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas. Naujas užsakymas atėjo paslaugos ir mes tada priskiriame atsakingą asmenį. Čia viršui yra galimybė priskirti paslaugos vykdytoją. Čia galime dar pasitikrinti informaciją apie mūsų užsakytą elektroninę paslaugą. Tai aš pademonstruosiu tada jau kaip atrodo pas patį vykdytoją, mes čia jį priskiriam. Štai matome, paslaugos vykdytojas testinėje aplinkoje jau yra parinktas, tai mes jį galime ir paskirti. Ir tada jau mes jungiamės kaip vykdytojas paslaugos. Atsijungiam. Matom, jisai mūsų vykdytojas čia jau iš kitų yra paslaugų darbų atsiradusių apie apmokėjimus. Tai čia dirbant šiek tiek kitų sąveikumo būdų, šiuo atveju jisai gaus darbą rengti atsakymą. Tai mes pasižiūrime tada, kokie darbai atėjo jiems. Ir čia yra viršui, štai naujausias pats darbas rengti atsakymą. Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi. Tai tada pademonstruojam, kaip galima atsakyti mūsų pareiškėjui. Tai gal dar tiesiog informacijai, kur galima pamatyti atėjusias elektroninės paslaugas. Tai visų pirma, jums atsiras darbų sąrašas su naujais atsiradusiais darbais. Tai čia tokia naujausia informacija bus pateikiama. Dar galima pasižiūrėti elektroninės paslaugas atėjusias štai čia. Elektroninės paslaugos yra naujas skiltis atsiradus. Tai galime paspausti, pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Štai čia elektroninių paslaugų visas sąrašas atsiveria. Ta pati 727 paslauga mūsų testinėje aplinkoje. Ir štai čia dar galima yra kairiai pusėje skiltis elektroninės paslaugos, paslaugų sąrašas irgi eiti ir žiūrėti, su kokiamis paslaugomis mes dirbame ir kokios yra jų būsenos. Tai šiuo atveju aš jau pademonstravau, kaip pasižiūrėti elektroninės paslaugas. Šiuo atveju dar pademonstruosiu antrą funkcionalumą tiesiog, kaip mums siūsti patį atsakymą. Tai einame į paslaugą. Ir čia galime pasitikrinti informaciją apie suteiktą paslaugą. Tai šiuo atveju, kaip matome, yra įstaiga teikianti paslaugą informaciją patikta. Tai šiuo atveju testinė aplinka. Avilys savivaldybė jau realioje aplinkoje bus jūsų savivaldybė nurodyta, kas vadovas nurodyta, koordinatorius bus galima įvesti, paslaugos vykdytojas priskirtas ir toliau yra vykdymo informacija, kas užsakė būtent šią paslaugą. Ir toliau yra pasibaigę darbai, tai yra visa būsenos pasikeitimai. Ir štai čia apačioje susieti dokumentai, mes matome patį prašymą atėjusį iš VISPO, kurį galime atsidaryti, pareiškėjo prisektus dokumentus, tai jisai prisekė kažkokį tai papildomą dokumentą, jo prašymas, ir jeigu mes užeitume ant pačio prašymo iš VISPO, mums jau atsidarytų visi prisekti registrų išrašai. Tai čia susietuose dokumentuose mes matome visą mums patiktą informaciją. Jeigu tai ateitų kažkoks tai vėl patikslinimas iš VISPO, naujas prisektas dokumentas, vėl jisai matytųsi susietuose dokumentuose kaip patikslinta informacija. Tai visą tai galime matyti čia. Toliau visa mokėjimo informacija, tai testinėje aplinkoje mes dar matome tokią skiltį, bet jūsų atveju šitos naujos kortelės nebus. Apie visus
visa informacija apie atliktus apmokėjimus bus matome Vispe ir ten reikės jungtis, kad galėtume pasitikrinti, ar jau atliktas mokėjimas, ar tai paprašyti apmokėjimo, ar tai įvesti, jeigu mums atneš popierinį apmokėjimą, ar atliks ne per Vispą. Tai DVS mes formuosim tik tai atsakymą. Tai šiuo atveju taip ir pademonstruosiu, kaip visą tai vykdoma. Mes spaudžiame rengti atsakymą. Ir čia testiniai aplinkoje išsirinkame variantą atsakymas. Jūsų savivaldybės jau produkcinėje aplinkoje, čia tų pasirinkimų, koks tai atsakymas gali būti tikrai įvairių. Šiuo atveju mes turime testinę aplinką. Tai kaip pas jūs bus, jau jums informuos konkrečių atvejų. Ir pasirinkame. Ir kodėl tai nepasirinko, pasirinkti. Štai atsirado, mums susiformavo siunčiamo dokumento langas. Ir čia mes jau įvedame visą informaciją, kuri bus matoma mūsų pareiškėjui. Mes formuojame atsakymo dokumentą. Kaip matome, jisai vadinasi siunčiamas dokumentas projektas. Tai reiškia, kad mes, kol neužregistravom šito mūsų atsakymo, mes dirbame viduje, galime jį vizuoti, siūsti kažkam tai kitam peržiūrėti, pasirašyti, peržiūrėti ir tik tada, kada mes jį pasirašysim, užregistruosim, jisai taps atsakymu ir iškeliaus į Vispą, jau kaip mes atliksim dokumento registraciją. Vėlgi, jeigu bus reikalingi kažkokie tai tarpiniai sprendimai, ar tai parengti įsakymą, ar dar kažkokį tarpinį dokumentą, tai čia dirbame naudojant standartinį dokumentų valdymo sistemos funkcionalumą, galime susijęti su mūsų pateiktų užsakymų, jeigu tai prireiktų. O čia aš demonstruoju, kaip jau išsiųsti patį atsakymą. Tai čia mes galime pasirinkti registrą, iš kokio mes siunčiame, tarkim, tai yra testinių siunčiamų dokumentų registras, kam pasirašymas numatomas, su kuo yra derinamai galimi, tai čia testinėje aplinkoje mes matom labai daug pasirinkimų. Tai pasirinkam, tarkim, pasirašymą sekretoriai. Siuntėja šiuo atveju Sintagma, bet bus jūsų savivaldybė nurodyta, gavėjas Mindaugas Mikulėnas, tai mūsų pareiškėjas, kas parengė dokumentą, štai matome. Ir čia galime parašyti antraštę, tai bus matoma šitas tekstas jau Vispe, kaip mes užvadiname tiesiog mūsų siunčiamą dokumentą, tarkim, suteikiame leidimą. Vežti taksi. Atsakymas dokumento rūšis, tai kaip minėjau, testinėje aplinkoje, štai čia pasirinkimas svarbus atsakymas, jūsų aplinkoje gali būti ir kitaip. Ir labai svarbus momentas, štai yra paslaugos sprendimo tipas. Čia jau mes nurodome, koks tai sprendimas, teigiamas ar tai neigiamas sprendimas, nes šitą informaciją iškeliaus į Vispą. Tai mes, tarkim, pasirinkam šiuo atveju, tai yra teigiamas sprendimas. Ir štai čia apačioje mes galime prisekti dokumentus, kuriuos mes siunčiame mūsų pareiškėjui. Tai šiuo atveju jau automatiškai yra prisektas įsakymas. Ir tarkim, dar kartą pasitikrinam, ar tikrai mes teisingai užpildėme visus laukus ir galime, jeigu viskas gerai, spausti išsaugoti. Tai mes jau išsaugome šitą mūsų parengtą dokumentą ir toliau mes jį turime pasirašyti, nes kol kas tai yra tik tai dokumento išeinančio projektas. Tai mes spaudžiame derinimas ir nurodome, kas pasirašys dokumentą. Tai galima dar bus nurodyti ir vizavimą, ir derinamą, kadangi mes čia turim testinę aplinką su mūsų testiniu vykdytoju, tai tiesiog nurodome, kad jį pasirašo mūsų vykdytojas. Nurodom iki kada pasirašome, tarkim šiandieną, ir kas pasirašo. Čia buvo nurodyta sekretorė kažkokia, tai mes ją išimame ir nurodome, kad mes, tarkim, pasirašom, pats vykdytojas.
vykdytojui įvedam ir spaudžiame išsaugoti. Ir kada mes pasirašome, nurodome pasirašančius asmenius, štai čia jau viršuje atsiranda galimybė pasirašyti patį dokumentą. Mes jį galime pasirašinėti. Spaudžiam tiesiog pasirašome. Ir kada mes pasirašėme patį siunčiamą dokumentą, mes galime jį užregistruoti ir viskas, kada mes atliksime registraciją, jisai jau iškeliauja į VISPą, į institucijos erdvę. Tai, kaip matome, čia yra viršuje galimybė pasirinkti tvarkyti ir užregistruoti dokumentą. Tai užregistruojam, tarkim, testinį siunčiamų dokumentų registras, čia galima bylą kažkokią tai nurodyti, tarkim, testinę ir įvesti, jeigu reikia, registracijos numerį. Išsaugome ir viskas, mūsų jau dokumentas parinktas, pasirašytas ir iškeliavo į VISPą. Kaip matome, apačioje yra pasibaigę darbai, registruotas dokumentas, pasirašytas, tai reiškia, kad jau viskas, šita užduotis yra įvykdyta. Tai toliau jau reiktų atlikti tą standartinį veiksmą pasirašius dokumentą, vėlgi jungtis į VISP institucijos erdvę, susirasti šitą paslaugą ir tada atlikti sprendimo priėmimo užduotį, ten nurodyti teigiamą sprendimą šiuo atveju, jeigu būtų neigiamas, ir patvirtinti tą užduotį tik tada, kai mes patvirtinsim užduotį VISP'e, mūsų dokumentas jau iškeliaus ir bus matomas pareiškėjui. Tai trumpai tada papasakojau apie dokumentų valdymo sistemos naują funkcionalumą. Iš tikrųjų, jis yra gana paprastas, pakeitimų nedaug, tik tiesiog peržiūrėti dokumentą ir išsiųsti atsakymą. Jeigu būtų kažkokiu tai klausimu, pasiruošę mes esam atsakyti iš šių Labis ir Avilio dokumentų valdymo sistemos, jei būtų klausimų, nes toliau mano jau kolega Ignas pasakos apie kitus DVS-us, tai apie DocLogicą ir MyLobster. Tai jeigu būtų klausimų iš Labis ir Avilio, tai laukiame. Kol kas nesulaukiam, tai bus galima dar gale paklausti pristatymą, jeigu dar atsiras klausimų. Ir aš perduodu žodį tada savo kolegai Ignui. Taip, tai sveiki visi, esu Ignas Aničas iš tos pačios kompanijos, tai yra PricewaterhouseCoopers, ir jau aš jums papasakosiu apie DocLogic dokumentų valdymo sistemą, o taip pat apie MyLobster dokumentų valdymo sistemą. Tai pradėkime nuo DocLogic'o, tuoj prisijungsiu prie testinės aplinkos, štai mes jau ir esam prisijungę. Tai pradėkime nuo to, kad, kai pareiškėjas užsako paslaugą kažkokią tai elektroninę VISP'ę, jūs ją gausite į savo dokumentų valdymo sistemą ir su šita paslauga susiję dokumentai bus matomi dviejose vietose. Tai bus matomi arba dokumentų skiltyje. Paspaudę ją mes čia matom visus gautus iš VISP'o dokumentus ir čia jie nėra dar suskirstyti pagal būsenas. Tiesiog štai matom pilną visų gautų dokumentų sąrašą, tai čia yra visi iš VISP'o gaunami dokumentai, tai yra paslaugų užsakymai. O taip pat visus gautus dokumentus naujai galim rasti taip pat skiltyje VISP integracija. Ir čia mes jau matom užregistruotus gautus dokumentus ir jiem yra priskiriama būsena kažkokia tai. Pradėkime nuo to, kad kai jūsų sąveikumo būdu dirbant, kai yra gaunamas dokumentas, jo registracija įvyksta automatiškai. Tai yra dokumentų valdymo sistema atpažįsta
kokios paslaugos užsakymas tai yra, užregistruoja tą dokumentą jūsų dokumentų valdymo sistemoje ir tik tai ką reikia padaryti, tai asmeniui, kuris yra nustatytas kaip pagrindinis visų elektroninių paslaugų užsakymų gavėjas, jam reikia priskirti paslaugos vykdytoją. Tai jis gali padaryti arba per funkciją, šitoj parodysiu, per funkciją tiesiog priskirti patį vykdytoją arba paleisti paslaugos procesą, taip vadinamą. Tai tarkime, turim kažkokį tai paslaugos užsakymą, atsidarom jį, na ir štai matom dokumento užduotis skiltį. Čia mes paspaudę mygtuką naujas pavedimas galim kažkam priskirti paslaugos vykdymą. Tai reikės daryti kiekvieną kartą, kai mes gausim paslaugų užsakymus. Tai kaip jau minėjau, yra galimas dar ir pradėti procesą pasirinkimas, tai čia kiekvienos savivaldybės institucijos atveju atskirai pagal jos vidinius nustatymus galima susikonfigūruoti tam tikrus procesus, tai yra kam tam tikros paslaugos yra priskiriamos, tai tiesiog gavus paslaugos užsakymą, tada jau tam pagrindiniam asmeniui, kuris visus paslaugos užsakymus gauna, tai reiktų pasirinkti atitinkamą paslaugos procesą ir tada jis būtų inicijuojamas. Ir tas procesas tai yra, kad automatiškai yra priskiriami asmenys, kurie gali būti vieni ten atsakingi už vykdymą, kiti gali turėti peržiūros teisės ir panašiai. Na ir aišku, yra tas kitas būdas, tai būtent priskirti tiesiog kažkam paslaugos vykdymą per dokumento užduotis ir paspaudus mygtuką naujas pavedimas, tai mes jį čia paspauskime. Na ir čia tai jau reikia įvesti tekstą, kad prašome, tarkim, įvykdyti užduotį ar kažką panašaus. Pasirinkti atsakingus vykdytojus, jų gali būti keli, pasirinkim šiuo atveju save. Na ir čia galime papildomai dar nustatyti prioritetą kitokį, apibūdinimą parašyti arba nustatyti terminą. Paspaudus išsaugoti ir uždaryti, tai tada šitie priskirti atsakingi asmenys gauna pranešimą, kad jiem reikia įvykdyti paslaugą ir tada gali užsiimti šitos paslaugos vykdymu. Tai kai jau yra kažkam priskiriamas paslaugos vykdymas, visas šitas priskirtas paslaugas tie asmenys gali rasti būtent VISP integracijos skiltyje ir šitas paslaugų užsakymus matys prie skiltės užsakyta. Tai yra tos paslaugos, kurios ką tik atkeliavo, kurios yra užsakytos ir kurias reikia įvykdyti. Tai tie, kas liečia paslaugų užsakymų gavimą, dėl jų vykdymo, tai kaip ir matėt, kaip reikia jas vykdyti VISP-e, tai dabar vėlgi tik tai parodysiu jau, kaip būtent yra formuojamas paslaugos rezultatas. Tai turime pasirinkti paskutinį su paslaugos, tai yra apskritai paslaugos dokumento pagrindinė, kurį mes gavom iš VISP-o, ir tada jau būtent šitam dokumente mes galime formuoti atsakymą. Tiesiog čia aš pasirinkau ne šitą matyti. Sekundę. Tai viršuje jūs matysit papildomą juostą atsiradusią, štai tokią. Tik jūsų sąveikumo būdo atveju bus paslėpti kai kurie veiksmai. Jūs matysit tiesiog, kad galima rengti atsakymą pareiškėjui. Tai kai jau bus pilnai priimti visi tarpiniai sprendimai, paprašyta apmokėti, jeigu to reikia, ar paprašyta patikslinti, jeigu vėlgi to reikia, tai tada jau nusprendus, kad jūs arba išduosite paslaugos rezultatą arba ne, reiks tada rinktis mygtuką rengti atsakymą. Tai paspaudus šitą mygtuką atsidarys naujas langas ir jau būtent šitam lange mes galėsim pasirinkti neigiamą arba teigiamą atsakymą, nurodyti rezultato tekstą, jeigu tai yra informacinis pranešimas. Ir taip pat galime pridėti dokumentus, tai yra paslaugos rezultatus. Ir tada jau, kai pilnai suformuosime paslaugos rezultatą, šiuo atveju tarkime, kad tai yra teigiamas sprendimas ir išduodame kokį nors leidimą.
paspaudus mygtuką išsaugoti, jau kai pilnai susiformuosite tenais dokumentą, atsiras galimybė, tai šitas dokumentas bus išsaugomas jūsų dokumentų valdymo sistemoje. Na ir pamatysim naują mygtuką, tai išsiųsti atsakymą, jį paspaudus jau dokumentas bus pilnai užregistruojamas ir perduotas į Vispą. Ir tada, kai jau reikės padaryti, tai vėlgi nukeliauti į Vispą ir tame Vispę jau pasirinkti arba teigiamą arba neigiamą sprendimą. Na ir tada jau Vispas automatiškai paims iš dokumentų valdymo sistemos paslaugos rezultatą, kurį jūs susiformavote. Tai tiek apie DocLogic sistemą. Viskas gana paprasta. Pažiūrėjom, kaip užregistruojami gaunami dokumentai, kaip priskiriamas kažkam paslaugos vykdymas. Ir taip pat parodžiau, kaip yra jau formuojamas paslaugos rezultatas. Tai kai kurių paslaugų atveju tai gali būti informacinis pranešimas, kai kurių paslaugų atveju tai yra jau dokumentas kažkoks elektroninis. Tai tiek tokius paslaugos rezultatus reikia kurti toje pačioje dokumentų valdymo sistemoje ir siūsti mano parodytų būdu. Tai tiek apie DocLogicą. Pereikim tada prie paskutinės jau šiandieną dokumentų valdymo sistemos. Tai yra MyLobster. Tai prisijungus prie MyLobsterio turėtumėte standartiškai matyti štai tokį vaizdą. Čia yra pagrindinis langas. Ir šitame būtent pagrindinėme lange bus galima matyti visus gautus dokumentus iš Vispo. Tai pirmiausia, ką norėčiau paminėti, kad jūsų dokumentų valdymo sistemos, degėjai turėtų sukonfigūruoti, arba jeigu ten susitarę esate, kad ir patys prisidėsite ar patys konfigūruosite savo sistemas, tai sukonfigūruotos jos turėtų būti taip, kad šito projekto apimty perkeliamas paslaugas, jeigu jos būtų užsakomos Vispe, jūsų dokumentų valdymo sistema jas pilnai atpažintų ir iš karto jau tada priskirtų atsakingiam specialistam. Tai yra, nereiktų ten papildomai kažkam priskirinėti ir panašiai. Tai viskas turėtų vykti taip, kad specialistas, kuris yra priskirtas kaip atsakingas už tam tikrą elektroninę paslaugą, kai jinai yra užsakoma, turėtumėte gauti naują paslaugos užsakymą ir su juo susijusius dokumentus štai čia. Ir tada matom, kad čia yra gautas paskutinis dokumentas ir reikia priimti kažkokius tai sprendimus susijusius su juo. Tai tiesiog matysim, kad jie atkeliauja štai čia. Galima atsidaryti tada dokumento kortelę. Matom, kad jis yra įvairių dokumentų prisegta prie šito paslaugos užsakymo. Na ir matom, kad yra būtent mum šitas paslaugos vykdymas adresuotas. Mes ir esam šitas asmuo, tai yra Reda Risovaninė, prisijungęs kaip būtent šitas asmuo. Na ir mes tada jau galime rengti šitoj vietoj paslaugos rezultatą. Tai kai gaunam, kaip jau minėjau, jeigu viskas sukonfigūruota teisingai, automatiškai turėtų tos paslaugos užsakymus gauti atsakingi asmenys ir tada jiem reikia priiminėti su paslaugos susijusius sprendimus. Tai kai vėlgi mums jau prieinam tokį proceso žingsnį, kai reikia paruošti paslaugos rezultatą, tai mes jį turėtume paruošti tiesiog kaip naują dokumentą savo dokumentų valdymo sistemoje, jį tenais įsikelti. Ir tada jau, kai norim jį perduoti pareiškėjui, tiesiog spaudžiam štai čia žalią mygtuką ir tada pasirenkam atsakomąjį dokumentą. Ir jeigu jau šitą dokumentą turim susiformavę pas save, tiesiog prisegame. Čia aš pasirinksiu bet kokį dokumentą. Štai čia patikslinimas. Na ir tada jau paspaudus mygtuką gerai. Čia dar paspausime. Turi atsidaryti siunčiamo dokumento kortelę. Štai jie atsidarė, matom čia dokumentą, kurį mes prikabinom ir jau čia dar galime, jeigu yra poreikis, nurodyti, kam norėtume persiųsti, peržiūrėti ar pasirašyti šitą dokumentą prieš išsiųsdami pareiškėjui į Vispą. Tai yra daroma pasirinkus mygtuką siųsti sistemoje.
galime pasirinkti kam. Šiuo atveju aš gal, jeigu čia galima, pažiūrėkime, gal save pasirinksime. Na, nelabai matau. Tai tiesiog paimkime bet kokį asmenį. Išsaugom ir uždarom. Spaudžiam gerai. Na, kažkodėl... Štai iš čia kažkodėl nepasirinko, tai galima rinktis ir dešinėje pusėje. Tai priskiriame, tarkim, registraciją vienam asmeniui. Na ir šiuo atveju, tarkime, kad jeigu dokumento nereikia pasirašyti, tarkim, jeigu tai yra kažkoks informacinio pobūdžio dokumentas, tai mes tiesiog galime priskirti kažkam registraciją ir tada jau išsiųsti. Tai reiškia, kad asmo, kurį mes nurodėm, turės užregistruoti dokumentą ir kai jau šitas dokumentas bus užregistruotas, įvyks dokumento registracija, jis automatiškai bus persiunčiamas į VISPą ir tada jau, kai mes VISPę priimsim teigiamą arba neigiamą sprendimą, priklausomai nuo to, kokį mes jau priėmėm ir kokį rezultatą parengėm, jisai tada VISPas automatiškai paims šitą dokumentą iš mūsų dokumentų valdymo sistemos ir nusiųs pareiškėjui. Tai svarbiausia žinot, kad kai jau paslaugos rezultatas yra užregistruojamas pas mus dokumentų valdymo sistemoje, tada jau jisai ir iškeliauja į VISPą. Tai kol jis nėra užregistruojamas, kol mes, kad ir jį turim pasirengę, siunčiame kažkam suderinti, tai jis tikrai nebus niekada persiunčiamas pareiškėjui ir pareiškėjas jo nematys. Tai kaip ir tiek apie dokumentų valdymo sistemas, kaip matėm, dirbant antrų sąveikumo būdu, tikrai didžioji dalis sprendimų ir veiksmų yra atliekama VISPE, visi tarpiniai sprendimai, tai iš tiesų dokumentų valdymo sistema dalyvauja tik tai ribotai, svarbu tik tai žinot, kiekvienos dokumentų valdymo sistemos atveju, kuri yra jums aktuali, kaip vyksta naujų gautų paslaugų užsakymų registravimas ir priskirimas, na ir taip pat svarbu žinot, kaip yra siunčiamas rezultatas į VISPą, kokiu būdu jis yra rengiamas, suderinamas ir siunčiamas. Tai tiek apie dokumentų valdymo sistemas. Jeigu turit kažkokių klausimų, tikrai jų laukiam, pasistengsime visus juos atsakyti, kiek tai bus mūsų kompetencijoje. Na, jeigu jau neturite klausimų, tai galite ir atsijunginėti. Ir tada jau lauksime jūsų sudalyvaujant testavimuose. O tie, kas turit klausimų, tai tada laukiam. Galite juos užduoti tiek per mikrofoną, tiek per pokalbių langą. Tai pasistengsim juos atsakyti. Tai kaip matom, negaunam jokių klausimų, tai jeigu jų neturit, galime tada baigti šiandienos mokymus, galite tiesiog atsijunginėti nuo Skype'o ir tada dėkojam jums, kad sudalyvavot ir lauksim dalyvaujant tada jau testavimuose, kur reikės visas paslaugas išsitestuoti, pažiūrėti, ar jos teisingai veikia.